Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Sveiki, mėly TV3 žiūrovai, namų idėja su IKEA ir vėl jūsų namuose. Ir šiandien mūsų laukia pokyčiai labai be galo svarbioje namų erdvėje, kurioje turi būti šilta, ramu, gera, jauku, kurioje galime pasijausti kaip devintam danguje, nuo kurios priklauso mūsų laimės, džiaugsmo, produktyvumo koeficientas dienos eigoje, kurioje praleidžiame didelę dalį savo gyvenimo. Taip. Šiandieną Gedos ir Bariko šeimai mes padėsime įrengti svajonių miegamąjį. Bet prieš tai siužetas apie juos. Mes esam Lazat šeima. Aš esu Geda. Aš esu Barikas. Mano vyras Barikas. Čia mūsų dukrelė Augustė. Jūsų pažinties istorija. Mes susipažinom su Bariku darbe. Aš dirbu Raudonajam kryžiuje, Raudono kryžiaus draugijoje ir Barikas tuo metu vertėjavo, dirbo vertėjų. Tai aš kaip tik gavau šeimą iš kur jie buvo? Iš Afganistano. Iš Afganistano, vienas iš Afganistano, kitas iš Irano. Ir man reikėjo vertėjo. Tai vat ir mes taip ir susipažinom, kada mes jau grįžom po savo darbinių reikalų. Ir Barikas sako, gal arbatas išeisi. Ir aš sutikau. Gyvenimą pakeitęs įvykis. Vienareikšmiškai tas įvykis pakeitęs gyvenimą, tai yra dukros atėjimas. Barikui matau, jisai, aš kaip pasakiau, kad laukiuosi, aš mačiau, ta prasme, tokį, ar ne? Tipo, bet tikrai, jisai tikrai džiaugiasi, nes jisai yra iš 12 vaikų šeimos. Ir jisai man yra pasakojęs, kaip jisai visada norėjo vaikų. Ta prasme, aš tai net neįsivaizduoju, kaip jis galėtų be vaikų būti. Įspūdingiausia kelionė. Buvo nuostabus metas, kada aš tiesiog išdrįsau, ar ne, kad aš noriu pajausti Indiją, nes aš tiesiog buvau įsimylėjusi Indiją. Ir aš sugalvojau, kad aš noriu pagyventi, ne tik tai nuvažiuoti ten 3 savaitėm ar 4. Aš gyvenau kelis metus. Tos patirtys tokios tikrai, labai jos įsirėžė į atmintį. Įsimintiniausias nuotykis. Gal mūsų tos vedybos? Niekam nepranešėm. Niekam laikėm. Tyliai ramiai. Bet mes praleidom vieną momentą, kad Jonavos laikraštis rašo, kas ten šį savaitgalį, kas tuokėsi. Šią mėnesį kas tuokėsi. O Barikas dirba ten, prie Jonavos, jonaviškiai, daug, ar ne, vietinių. Prie Jonavos, tai Barikas man vieną dieną skambina ir sako, žinok, nepaėjo mūsų planas. Sako, mane darbe visi sveikina, aš nesuprantu, kas yra. Kokių pokyčių tikitės iš IKEA ekspertų? Kadangi šitą kambarį jau darosi laikas, ateina laikas užleisti dukreliai, tai norim tą didesnį kambarį, kur yra miegamasis dabar, kad tai nebūtų vien miegamasis. Labai trūksta to 3 kambario, ar ne? Ir norisi, kad būtų ten kažkokia erdvė pasėdėti. Gabija, kuriant miegamąjį, ar tai yra įprastas procesas, ar vis dėlto kaskart atsiranda kažkokie iššūkiai? Kiekvieną kartą skirsis, nes skirsis gyventojai, skirsis patalpa. Taip paprastai pasakyti, tarsi nebūtų iššūkių. Visi kiti jau išsisprendžia eigoje. Tai, kiek aš girdėjau, laukia iššūkiai, nes Geda ir Barikas savo kambarį, vieną iš kambarių, iš 2 namuose atidavė vaikui, kaip gražu, o tas kambarys turi tarnauti jų, kaip miegamasis ir kaip svečiam priimti. Ir laisvalaikį praleisti. Jo. O svarbiausia tai įsimiegoti. Būtinai. O tu žinai, kokio dydžio tas kambarys? Manau, nuvykim ir pamatysim. Barikai, Geda, Augustė,
Mes esame jūsų bendram miegamajam, bet atėjo laikas, Augustė nusprendė pagyventi atskirai per sieną ir kad jūs ir davė žalią šviesą, įsirenkit kaip norit, palieku jums šitą erdvę. Jauskitės kaip namuose. Kaip norėtumėt, kad jaustumėte šitoje erdvėje, kuri dabar yra bendras miegamasis? Tai iš tikrųjų norėtųsi, kad tai nebūtų vien miegamasis, kad tai būtų ir erdvė, tokia dar atsirastų dar viena erdvė, ten, aš sakau, ar knygą paskaityti, nu, kad ir ten su draugė kokios arbatos atsigerti gal ar ne, tokia vat atskira nuo miegamojo, bet akcentas taip miegamasis. Barikai? Taip, aš irgi pritaru, kaip Gėdas sakė, kad miegamai būtų. Miegamai, aš supratau, jums svarbu miegoti ir galų gale tokioj intimesnėje erdvėje pabūti dviese, bet Gabija, kažkokių niuansų mums reikia, kažkokių užuominų, nežinau, atspalvių, potėpių, smulkmenų, kurias jūs kažkur galėtume atsispirti. Kažkokios mėgstamos spalvos gal turite? Tai iš tikrųjų spalvos man tinka, nežinau, Barikai gal irgi tiks. Aš čia sakau, man. Bet tokios žemiškos ir, nu, aš taip, nu, kažkaip mes ir namai mūsų gana šviesus yra, mes nemėgstam tamsių spalvų. Laukai jūsų kaip ir Gabijos yra ryškus. Ir dabar nesuprasi, prie ko čia derintis reikėtų. Ar prie ryškių spalvų, ar prie baltų ir pastelinių atspalvių. Ne, tai plaukų spalvą lengviau pakeisti negu sienų spalvą. Tai va, tai tokia būtų mintis. O spalvos, sakau, jos tokios, nu, daugiau žemiškos, natūralios. Svarbu, nu, kad būtų pasidėti daiktams, ar ne? Kad nebūtų to triukšmo daug, pavyzdžiui, tikrai labai mėgstu, kad būtų erdvėje mažiau daiktų, ar ne? Tai reikia juos kažkur sudėti, sudėlioti, dėžių daug. Barikas tai gali pasiekti. Barikas man visada padeda, jo, nuima. Gabija, kaip tu pavadintum šitą esantį stilių? Labai minimalizmas turbūt. Labai minimalizmas. Mes turime tokį kredo, transformuojam, atnaujinam žmonių erdvės be kapitalinio remonto. Tai gera naujiena, čia yra labai geras remontas, belieka tik tais šitą minimalizmą, žodžiu, kambarį transformuoti. Mes jau turim keliauti į svečius pas savo kolektyvą, pas profesionalius dizainerius, kurie gabiai ir labai greitai jūsų visus norus išpildys ir dar daugiau. Tai po savaitės ir beje, gal su visų kolektyvų į svečius, ką? Ne, gerai, mes dviesi. Tai dirbti reikia, nes čia pavojinga užeiti visą dieną. Tik mums nepamirškit, kad padarysit viską ir viso gero. Ateityje visada... Visada prašom. Čia yra jūsų namai. Ypač jeigu plovą norėsit, tada po dviesą, po trysą, po keturiesą. Tai žodžiu, gaunam tokį nutikį. Kaip gražu. Darom kaip savo, Gabija. Viskas tuo pasakyta. Va. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Labą dieną! Labas. Komanda, kokia laiminga. Būsit dar laimingesnės, nes padarysime šeimą, tokią fainą šeimą, laimingą. Tai sėkmės, tikslo link, neužilgo patikrinsiu. Esame IKEA prekybos vietoje Kaune ir dizaineriai jau pasiruošę pasiraitoti rankovės. Nagi, susirinkimą pradedame. Na, tai kaip matosi, plane erdvės nėra daug, turim ir dviejas duris, kurias reikės palikti, kad praėjimas liktų, bet daiktų tikrai turi nemažai, tiek knygų, tiek savo daiktų, tiek vaiko kažkokie. Tai tikrai reikės sugalvoti turbūt ne vieną variantą, kur susidėti.
Geda ir Barekas tikisi naujo miegamojo, tačiau IKEA ekspertai nusprendė pranokti jų lūkesčius ir vienoje erdvėje įrengti tiek svetainės, tiek miegamojo zoną. Nu, kaipgi viską sutalpinti? Pirmiausiai pradėkime nuo baldų. Tai kadangi miegamasis pagrindinis baldas bus lova, pirmas variantas lovos man užstrigo Leirvik. Tai vat, kaip klientė kažkada minėjo, norėtų tų svajonių tradicinių namų. Tik tais turbūt šitam variante nelabai šį kartą. Tai kitas variantas būtų Brimnės lova. Kuo man jinai sužavėjo, kad gali turėti galvūgalį, kur gali taip pat ir susidėti daiktus, taip sakant, nereikia atskirų naktinių staliukų. Bet ar užteks vietos praėjimui, jeigu taip atsitrauks stipriai į priekį? Taip, turbūt dėja šis variantas taip pat šį kartą netinka. Ir atradau dar tokį variantą, Klepstad lova. Ir kuo jinai tikrai, manau, čia tiks, turi medžiaginį galvūgalį, kuris taip pat nusiema ir išsiskalbia. Tai, manau, tikrai bus taip patogu prižiūrėti netgi. O spintai, galvoju tikrai kažkokį modulinį variantą, kur galėtų vėlgi ateityje pasikeisti, prisidėti kažkokių dalių. Tai vat Bokselio mūsų šeima tikrai turi nemažai detalių. Tai kaip manot, toks variantas? Bet ar jis nebus per daug atviras, galbūt norėtųsi uždaryti viską? Na taip, kadangi bendra patalpa, kažką norėtųsi uždaro. Tai vat, čia yra mūsų klientų tikrai mylima spinta, Vistuhus. Jinai turi tiek lentynas, tiek stalčius. Tik čia galvoju, galbūt jinai šiek tiek per maža būtų mūsų šeimai. Per maža, manau, ir spalvinė gama galbūt kitokia galėtų būti, nes pilkas atspalvis ganėtinai tamsus. Jo, pas jūs tokios labai šiltos spalvos, grindys, sienos šviesios. Taip. Tai tada siūlau pasirinkti Pax šeimą, kur turim net kelias spalvas tiek rėmų, tiek detalių. Vėlgi detalių tikrai nemažai, galima lentynas, stalčius ir manau tikrai reikės apšvietimą pasitelkti. Ir šiaip čia yra gerai, kad stumdomos duris, nevarstomos, tai daugiau vietos. O dabar didysis iššūkis. Reikia sudėlioti viską taip, kad erdvėje atsirastų dvi zonos. Tiek miegamojo, tiek svetainės zona, kur šeima galėtų pasikviesti svečių. Dargi viskas turi atrodyti stilingai, sprendimai funkcionalūs, o kambarys likti neapkrautas. Panašu, kad dizaineriai įveikė šį rebusą. Kvieskime Leo. Jaučiu vis dar laimingos, o gal netgi dar labiau laimingesnis negu prieš tai. Prašau pristatyti projektą. Čia pastatysime lovą, parinksime labai patogų čiužinį, ypač tekstilę parinksime, kad jinai derėtų prie kambario. Tada kambarį padalinsime užuolaidą. Už užuolaidos pastatysime sofą, o priešai sofą atsidurs spinta, drabužinė, kur visi daiktai atsidurs. Ir taip pat apačioje palei sieną pastatysime spintų, kurios bus skirtos knygoms, kažkokiems mažmožiams. Ir tokį dar jaukų kampelį suformuosim, kur galės atsisėsti. Aš galvoju, kad apačioje ten virtuvės sugebėti kurti. Bravo! Tai miegamasis su nuostabiausiu čiužiniu įsimiegos, svetainė, kur yra ir darbo kampelis, šokio aikštelė, ne? Ir rūbinė. Vau! Gabija, užkūrei, šaunuolė. Belieka tik tais praktiškai sukurti. Sėkmės. Na, Kas? Na, žiūrim. Aš bijau. Nebijau. Ir vėl pergalė, prašyti, kaip gera, kad aš kiekvieną sykį taip jaudinuos ir kiekvieną sykį atleisk už nepasitikėjimą, tiesiog tokia natūra. Nuostabu. Kokios mintis? Norisi prisėsti, norisi prigulti, norisi arbatas išgerti. Ir norisi įleisti šeimininkus, čiagi didžioji komisija, visos šeimos sąstate laikom kumščius.
Vaiko nepamirškime. Pažiūrėk, čia gražu. O Dieve, kaip gražu. Na, gnybkit. Aš nedrįsiu ant vyro. Wow. Marek, eina savo. Wow. Wow. Tikrai yra. Augustė, tu matai, kas čia? Čia... Aš neįsivaizduoju, kad šitam pačiam mūsų kambarį. Čia buvo miegamasisgi. Tai Gabija su kolega ištampė jį. Miegamasis, svetainė, svečiams, drabužiams, knygoms. Viskas vienam kambarį. Kaip nuostabu. Nu, Gabija, ačiū pasakyti yra Per mažai. per mažai. Tai ką, Leo, parodom spintą. Va čia atsirado labai graži suknelių kolekcija. Visa paroda. Taip. Šito dalyko pavydžiu aš. Tas stalčiukas. Aš jau irgi pavydžiu. Vis apšviestas. Wow. Kaip mažas altorėlis. Wow. Čia dar daugiau stalčiukų rodyti. Ja, čia va irgi kažkaip diržam. Palepino. Tikrai aš ten daug dalyką matau, kad nežinojau, kur buvo, pavyzdžiui, mano laikrodis dabar atsirado iš Tai kažkur. va, svarbu Aš susitvarkyti. spėjau, kad tie daiktai buvo tokie mišrainiai, ne, bendram puodė. O čia dar atsiranda rūbų. Nu, prašau. Viršuje va dėžėse atsirado mergaitės išaukti arba busimi rūbai, tai va tikrai galėsit užsikeisti, susidėti galbūt ir savo sezoninius rūbus. Tai tikrai vietos daug atsirado. Stalčiai, aš kaip svajoju tas stalčius visada. Minėjot kažkada, kad ir darbui šiek tiek reikia vietos turėti. Taip. Tai va, taip, tai va darbui mes to padarysim vietą. Wow, kompostaliukas pasidarė. Taip. Ir va čia galėsite atsisėdę darbuotis. Tai sofa, kaip matot, prie jūsų mėgstamų spalvos užuolaidų priderinom. Ir yra labai geras dalykas su šią sofą, kad galėsite nuimti užvalkalus ir juos išskalbti. Tai labai palengvins priežiūrą sofos. Kurią dalį išvilgti? Visas? Visą? Taip. Ant užtrauktukų? Taip. Tai ką, ir žinoma, jūsų knygų kolekcija, kuri atsirado štai šioje spintoje. O taip pat galėsit susidėti ir kažkokius daiktus svarbius, kaip kad vis tiek siuvimo reikmenis prireikia. Ir dar papildomos vietos atsirado štai šiame suoliuke, kur galėsit susidėti taip pat. O po lova yra netgi lavadėžės, kuriuose taip pat galėsit Iš tikrųjų labai svarbu tas dalykas. Taip, tai, na ir vėlgi, svetainė svečiams, miegamasis tik jums, tai kad tai susikurti, galėsite labai paprastai atsiskirti. Taip pat naudinga bus, jeigu vienas norės nueiti anksčiau miegoti, o kitas dar paskaityti. Super. Miegamajam, kadangi minėjot, mėgstat, ant kietesnio paviršiaus miegoti, tai pati išbandžiau, išrinkau patį kiečiausią mūsų turimą čiužinį, kuris turi kelias kietumo skirtingas zonas. Taip pat ergonominės pagalvės, kad vėlgi miegui būtų patogiau, kas labai tai suteikia. Bet kiek pagalvių turit, tiek svečių galės čia ir nakvoti. Taip, visi tilps. Kaip O dar viena yra paslaptis antklodė. Jinai susideda iš 2 dalių. Ir jos atsisega ir galėsit naudoti vieną dalį vasarą, kitą dalį rudenį, o žiemą abi kartu. Kad kambarį būtų, einant miegoti gaivus oras, yra būtent oro valytuvas, kuris turi 3 režimus, tai tikrai galėsit prisitaikyti. Tai kadangi pas jūs anksčiau buvo, iš tikrųjų tik vienas pagrindinis šviestuvas, kurį mes pakeitėm, bet sukūrėm daug daugiau apšvietimo, tiek toršerą, kuris šviečia,
tiek virš lovos ir pagrindinis apšvietimas, tiek skaitimai zona, na ir taip pat virš spintos, ką galėsit išsijungti. Taip pat dar spintose, lentynose. Kuo daugiau, tuo jaukiau. O jaukumą taip pat ir tekstilė, su kurios tikrai stengiamės atrinkti, suderinti ir kuo daugiau. Mes kaip pirmieji svečiai naujose namuose, misija atlikta, egzaminas išlaikytas, irgi pasiruošę gerti arbatos. Krikštijam! Taip. Tai galime eiti, bet dar turiu paslaptį. Čia bus tau? Ai, čia sėdėję? Nu, mes ten labai laimingi, ne? Tik, kad išdarinėjom tokius, aš išdarinėjau, jūs darot. O mes dvigubai, trigubai, 10 gubai daugiau laimingai tikrai. Mylėjai, kaip mano senelis sakė, laimingi tėvai, laimingi vaikai, laiminga visa Lietuva. Oi, išties, laimingi mes, kad jūs esate laimingi. Ačiū už gražius darbus visai komandai. Ikėjos, ačiū už pasitikėjimą. Jo, nes iš ties išdrįsti reikia, o paskiau gauti va tokį stebuklą gerą. Ir gera turėti mūsų žiūrovus, kurie stebi, žiūri ir džiaugis taip pat. Pasimatysime po savaitės lygiai tuo pačiu laiku. Brangiai, namų idėja su IKEA vėl užeis pas jus į namus. Ačiū labai. Valio! Ačiū. Kai reikia viename kambaryje sukurti 2 funkcinės erdvės, atskirti jas padės užuolaidos. Namai – poilsio erdvė. Pastelinių spalvų miegamasis su vietos netvarkai nepaliekančiais daiktų laikymo sprendimais. Ir atpalaiduojanti atmosfera tikrai atpalaiduoja. Išnaudokite visas erdves daiktams laikyti, net po lovą. Lovadėžėse su ratukais ir užsegamų medžiaginiu dangčiu daiktai neapdulkės. O pačias dėžes bus patogu ištraukti ir pastumti po lovą. Sumanus sprendimas mažam būstui, kuriame trūksta vietos antklodėms, pagalvėms ar sezoniniams drabužiams laikyti. Kuo daugiau šviesos šaltinių, tuo jaukesni namai. Todėl šiame kambaryje be pagrindinio šviestuvo dar įrengėme funkcinius šviestuvėlius skaitymui. Geram miegui būtinas kokybiškas ir tinkamai parinktas čiužinys. Spyruokliniai, lateksiniai, putų, poliuretano, minkšti, kieti, vidutiniai. Kad ir kokio čiužinio ieškote, IKEA prekybos vietose tikrai rasite tokį, ant kurio miegoti bus patogu. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.